Ką, sveika, mėla publika, senai nesimatėm, tikiuosi pasilgau, tikiuosi kažkas pasigėdot, kažkas laukėt ir panašiai, nes buvau trumpam pakūręs laivą, tai kaip ir mačiau, kad yra biškis domėjimo kur dingęs. Tai iš tikrųjų nemaža dalis mane pastumėjo grįžti atgal, bent jau kažką sukurti, tai dabar tą pamėginsim ir padaryti. Tai ką, šiandien yra trečiadienio rytas, atvažiavau pasikrovimo vietą, mes jau esame Olandijoje, pradėsim ne nuo Lietuvos. Tai padarysim dabar tokią trumpą įžangą, kur buvau dingęs, kur kas papasakosiu greičiausiai vėliau, nes dabar nenoriu įsiplėsti, nes kaip ir norėčiau pradėti važiuoti, dirbti darbus, pasikrauti ir lėkti toliau. Tai esam Olandijoje, dabar yra 8 ryto, lėksim jau prie rampos, viską prisidavęs ofise, tai krausimės plastiko granulės ir važiuosim į Prancūziją, į Lyoną, šalia Lyono. Tai va, kol kas tiek žinių. Ir ką, dabar, kad neįsiplėsti, tai kimbam į darbus, o gal šiandien vakare, gal kurią dieną, kai jau rasiu daugiau laiko, papasakosiu, kur buvau dingęs, kas nutiko, nes iš tikrųjų buvau ir metęs iš vis fūristo karjerą, tada vėl teko grįžti ir dirbau ir po vietą ir visko, žodžiu, visko buvo. Tai dabar tiesiog neįsiplečiam, pradedam video, įsivažiuosim, nes dabar tikrai bus sunku pradėti filmuoti, nes tiek laiko nefilmavęs, tai įsivaizduoju, kad vėl reiks galvoti, ką filmuoti, ką parodyti ir panašiai. Malonu, kas laukiat, malonu, kad pasilgot ir panašiai, aš irgi jūsų pasilgau, tai pasistengsim parodyti kažką įdomaus. Tai ką, o dabar netempiam gumos ir lekiam darbuotis. Tai va, palei naujus įstatymus reikia pažymėti, kad kraunamės ne tik plaktukus, tai dabar spaudžiam OK, susirandame vietos. Tada ieškome pakrauti, iškrauti, tai va čia, spaudžiam OK, tai pirmas yra pakrauti, antras iškrauti, o trečias yra toje pačioje vietoje iškrauti ir pakrauti. Tai mes šiuo metu kraunamės, tai parenkame šitą ir dabar kol kraunamės, stovim ant plaktukų ir laukiam kol pakraus. Tai man atrodo, čia tik nuo šitų metų jau būtinai reikia žymėti būtent tą pakrauti, iškrauti, anksčiau užtekdavo tik plaktukų. Kaip suprantu, pagal mano logiką, tai takė pasižymi koordinatės ar kažkas, kurioje vietoje tuo metu esi. Tai va, tai dabar stengiuos nepiknaudžiautais įstatymais. Nu va, kol kraun papusryčiaujam, tai buvau pasidaręs sumuštinuką su kumpiuku, sūriu ir salotom. Tai nenufilmavau, kažkaip labai skaniai suėjo, tai pamiršau dabar vis dar. Reikia galvoti, ką filmuoti, ko nefilmuoti, kai tiek laiko nefilmavęs, tai galimai daug ką pamiršiu. Tai va dabar atsigersim kavikės, dabar bananenzą suvalgysim, vafliuką ir turėtų per tą laiką pakrauti, nes ganėtinai greit jud, ką tik pradėjo. Na štai ir pasikrovėm. Nelabai ilgai ir užtruko 41 minutę, tai labai normaliai. Tai ką, dabar važiuojam į ofisą pasiimti dokumentų ir galėsim lėkti toliau. Pakrovimas praėjo sklandžiai, greitai ganėtinai pasikrovau per 41 minutę. Neblogas krovinukas per rampą, nereikėjo nei diržų dėtis nieko, tai dabar pradedam važiuoti. Iki iškrovimo turim 980 km. Tai manau, jeigu viskas gerai, rytoj turėtume būti iškrovime. Olandijoje visai man patinka važinėtis, tiek ta gamta, tiek viskas visai tokia faina. Vakar iškrovime išsikrovau po pietų ir neturėjau pakrovimą, tai praslampinėjau biškį dar po tokį kaimuką, pasivaikščiau visai fainiai. Dar kas čia patinka, kad vilkikai neeiliniai yra, kur akis paganyti. Visokių papuoštų su lemputėm ir panašiai išdažytų ir taip toliau. Tai labai faina. Tai va, iš Lietuvos atvažiavau į Olandiją, išsikrovau vakar. Nežinau, dėl ko nuo Lietuvos nepradėjau filmuoti, bet pagalvojau, kad visi epizodai nuo Lietuvos prasideda, tai sakau, palauksiu, ką dar gausiu. Gal iš vis nefilmuoti. Tai šiandienos darbai baigti. Nuvažiavau nelabai daug, nes Vokietijoje po pauzės, kai kilau, patekau į 2 kamščius.
Nu, Vokietijai tai čia jau nenuostop. Dar tas, kad važiavau pro visą tą šaršalyną, pro Dortmundus, Duisburgus, Kiolną ir panašiai, tai ten visada yra problemų, kas važiuoja, tai manau suprantat. Tai ką, dabar sustojau vos įvažiavęs į Liuksą, planavau iki čia važiuoti, bet šiaip galvoju, jeigu daugiau laiko liks gal kažkur į Prancūzijos pradžią, bet ten irgi su parkingais biški prastai. Tai sustojau važiavus į Liuksą, tai iki vietos liko apie 580 km. Šiandieną pravairau 8 valandas 20 minučių ir nuvažiavau 537 km, kas čia nėra labai daug. Norėtųsi visada geriau, bet yra kaip yra. Tai šiandien iki pasikrovimo važiavau 108 km, tada ganėtinai greitai pasikrovau ir va dabar ką nuvažiavau, tą nuvažiavau. Rytoj planuojam būti iškrovime, kažkur po pietų manau. Tikėkime, kad rytoj normaliai iškraus. Šis video gal bus biški trumpesnis, turiu jau atgalinį reisą. Galvau važiuosim dar į Ispaniją, bet nieko gero nepagavo. Man iš dalies irgi neblogai, anksčiau namo grįšiu. Dabar reikės eiti pavalgyti, dar kažką pavepsuoti. Pirmą dieną užbaigiam taip. Labas rytas ketvirtadienį, tai jau 2 valandas 13 minučių važiuoju. Čia važiuoju dabar prancūzų nacionalkę N57. Nu, net nepavadinčiau nacionalkę. Geresnė nacionalkė negu mūsų BAMS Lietuvoj, autostrada. Dabar yra 6:47 ryto. Iki iškrovimo liko 405 km, gan neblogai važiuojas. Kur paskui pasikrovims bus, tai už 80 km žemiau Lyono. Ir važiuosim jo į Lenkiją, netoli Vroclavo. Nežinau, tik tais kas per krovinys, mačiau, kad lengvas ir parašyta, kad tinka ir šaldytuvas ir tentas, tai galimai vėl bus pakrovimas per galą. Tai šis reisas toks poniškas, sakyčiau. Aišku, čia tik mano spėjimai. Aišku, gal dėl video norėjosi į Ispaniją nuvažiuoti, bet trumpesnis reisas irgi yra gerai. Pradedam važiuoti po pauzės, tai pasidariau pauzelę, biškį užkandau. Tai iki vietos liko 250 km. Tai grubiai per 3 valandas su kapeikom turėčiau nukrapštyti. Ir manau vietinių laikų kažkur apie 1, po truputį gal po 1 būsiu vietoj. Reikia tikėtis, kad ilgai neužlaikys, iškraus ir galėsim judėti toliau. Na, o kodėl važinėjom nacionalkėm, tai atsakymas labai paprastas. Manau, jau daugam ir taip aišku, nes taupom kelius, kelių mokesčius. Nes Prancūzijoje labai brangus keliai, tai pavažiuojam nacionalkėm. Nėra labai sunku nacionalkėm važiuoti, nes daugelis prancūzų nacionalkių tiesiog atrodo kaip BAMai, po 2 juostas daug kur, aišku, yra visokių. Ir tą kelių taupimą aš kaip ir suprantu, nes viską reikia taupyti, bet tas taupimas irgi turi būti su protu. Jeigu ten reiktų čiut ne visą Prancūziją vien nacionalkėm važiuoti, tai, sakyčiau, jau per daug. Bet dabar, kai kelias atkarpas reikia pravažiuoti nacionalkėm, kad pataupyti kelius, tai aš nematau problemų. Nors esu girdėjęs, kad yra tokių firmų, kur
net yra liepiama važiuoti kuo daugiau nacionalkiam, tai žodžiu, randi vėliau kokią nacionalkę ir važiuoja, jeigu pravažiuojama. Tai man tai čia jau yra biški nesąmonė. Kas liečia pas mumis, tai mes kaip ir minėjau, važiuojam tik tam tikras atkarpas. Ir yra tokių atkarpų, kur pavyzdžiui, jeigu važiuoji pilnai krauts, ta prasme sunkiai krautas, tai važiuoji tiesiog autobamu, kad negadint laikų ir panašiai. Taip kaip dabar šiuo metu važiuoju link Liono, tai esu sunkiai krautas, tai važiuoju bamu šitą atkarpą. Jeigu važiuočiau lengvai krautas, tai greičiausiai važiuočiau nacionalį, jeigu niekur nereiktų skubėti. Tai tokios ir stokelios, o taupo ne vien lietuviai, nes nacionalkėse sutinki ir olandų, ir belgų, ir tų pačių prancūzų, ir vokiečių, visko. Tai kaip ir sakau, tas taupimas nėra labai blogai, bet taupyti reikia su protu irgi. Dabar iki iškrovimo liko 140 km, bandau judėti, žiūrėsiu, ką ten rasiu. Atvykau į iškrovimo vietą pagal adresą, mačiau kolegą ką tik apsisuko ir išvažiavo, nes pagal pavadinimą tai firma yra kitoj gatvėje. Tai dabar eisiu pasiklaus, bet manau, kad manęs laukia lygiai tas pats. Nes jeigu jau kolega išvažiavo, tai manau, kad ir man tas pats bus. Na, tai kaip ir sakiau, taip ir buvo. Važiuojam pagal firmos pavadinimą, kur Mapse buvau suradęs, dabar tik čia tas apsisukinėjimas toks. Skaudokas bus su 23 tonom. Nelabai man patinka taip apsisukinėti. Gal reikia priekabą dar duoti atbulo į kampą, kad nebūtų taip staigiai iš karto užsilūžim. Biškį sušvelninsim tą susisukimą gal. Gal minimaliai. Nebuvo taip baisiai, kaip atrodė, aišku. Sušvelninom biškį, nes su dideliais svoriais pavojinga taip vietą apsisukinėti, gal ir padangas išsimontuoti ir išaudyti ir panašiai. Važiuojam iškrovimą. Na, čia jau panašiau iškrovimo vietą. Tai ką, einam ieškoti ofisą, žiūrėsim, ką papasakos. Dar pietai 15 minučių, tai einam pažiūrėti, kaip atvežėm krovinį. Lyg ir niekas nesuvirtų, nes principė aš manau, kad čia turėjo būti sudėti diržai. Bet kadangi krovė per rampą, nieko nesakė, tai ir nesirišau. Stabiliai čia stovi, niekur nedingė. Dangčiai tik biškį prasidarė kai kurių. Čia plasmasės granulės viduj. Tai ką, dabar nusimsiu lentas ir lauksim, kol baigsis pietai. Nu va, kaip ir viskas gerai. Išsiaiškinau kaip kur kas. Dar irgi laiko prireikė, nusinešiau dokumentus, nuvažiuoju į D, ten pilna rampų, neaišku kuri. Tada susiradau žmogų, paaiškino, kad mano rezervuotas laikas yra 14:30. Tai čia yra dar už 40 minučių. Tada tuo metu prisistum prie rampos ir iškraus. Atvažiavom po pirmos 15, dabar yra beveik 4 valandos ir vis dar stovim prie rampos. Kažkoks judesys vyksta. Dar prieš tai pasistačius atėjo, paklausė, ar yra kažkokių kitokių dokumentų, nes reikia sužinoti žymėjimą, kažką tokią žodžiu ant kiekvienos paletės. Tai pasakiau, kad nėra. Tai sako, arba atidaryk abi dvi pusės, kad pažiūrėtume, arba tegul atsiunčia e-mailą.
Nu, galvoju, kol emailas vaikščios, tai greičiau aš tas 2 pusės pradarysiu. Tai pradariau abi 2 pusės, ten kažką sužiūrėjo, nusirašė nuo kiekvienos paletės ir viskas pradėjo krauti. Tai tikiuosi, kad ilgai nebeužlaikys. Ir pagalvojau, kad šiandien bandys nuvažiuoti pakrovimo vietą, nelabai ten yra kur stovėti, pažiūrėjau. Prie vartų gal kažkaip prisiglausė, jeigu ne, netoli promkę kažkokią nusižiūrėjau, tai gal kažkur kažkas pavyks. Tai pagaliau išsikrovėm. Po 4:10 išvažiuojam vietiniu laiku. Dabar bandysiu važiuoti iki pakrovimo, 88 km. Reikia tikėtis, kad ten kažkur esu prisiglausti, tai dabar nedaug žodžiauju lėkiu. Dar iki galo kelio nesužiūrėjau. Tai žodžiu, važiuoju. Na va, šiandienos darbai baigti, tai šiaip ganėtinai neblogai pasisekė. Tik tais iškrovime ganėtinai ilgokai užlaikė 3 valandas su trupučiu, tai tas biški nepatiko, bet atvažiavau dabar į pasikrovimo vietą. Tai spėjau laiku, iki bendro pabaigos liko 2 minutės, iki vairavimo pabaigos liko 1 minutė. Tai reiškia, kad išvairavau šiandien 8 valandas 59 minutės. Ir bendrai nuvažiavom 667 km, tai jau neblogai, nes dar ir išsikrovėm visą kitą. Ir nacionalkiam nemažai važiavom, tai viskas labai neblogai. Džiaugiuosi, kad spėjau laiku. Yra tik vienas niuansas, kad prie firmos, prie pakrovimo, kaip ir sakiau, kad Google Maps'uose žiūrėjau, kaip viskas atrodo ir yra ženklai palei tvorą, kad sustoti draudžiama. Tai atvažiavau, dar 2 kolegos už galo stovi. Dabar dar vienas ką tik atvažiavo, prieki mane sustojo, tai nežinau, gal jie ne pirmą kartą, gal viskas čia normaliai bus. Firma nebedirba, tai kaip ir niekam netrukdau, gal čia ženklai sudėti tam, kad kai firma dirba, kad nesimakaluotų čia ant gatvės, nežinau. Pagyvensim, pamatysim, išgins, tai išgins, ką darysi, bet jeigu ne aš vien stoviu, tai tikiuosi, kad nieko ir nebus. Žiūrėsim, ką čia rytoj krausim, matau rampas, tai dar kažką buvau prisiminęs pašnekėti, apie Prancūzijos parkingus, kad čia viskas faina važiuoti visą kitą, bet Prancūzijoje žiauriai daug vagysčių, tai turi rinktis, kur sustoti. Tai maniškiai sakau, stengiasi stovėti prom zonose, kas man nelabai patinka. Aš pratęs prie sąlygų, kad gali nueiti tualetą, nusiprausti ir panašiai. Dušas nebūtina, bet bent jau tualetas, kad būtų. Tai va, ir kas dirba tokį darbą, važinėjat va Prancūziją, Ispaniją, galite pasipasakoti, kaip jūs darot, ar stojat kažkur į degalinės ir nesvarbu, ar kaip. Nes žinau, kad ten tentus pjausta. Blogiausias dalykas tai, kad į kabiną lenda. Rizikingas, sakyčiau. Nes nežinau, gal aš čia per daug priskaitęs apie tas vagystės, ar kaip čia yra, bet žodžiu, ką girdėjęs, tą girdėjęs. Tai ką, labas rytas, vietinių laikų turim po 7:10, buvau ofise, tai jau davė rampą, tai jau geras ženklas. Porą minutėlių plaktukų pasidarau ir važiuoju prie rampos, tai gal greitai ir pakraus, visai būtų neblogai. Šiandien turim jau 5-dienį, neblogai, kad jis taip normaliai prasideda. Ką pasikrovėm, biškį ilgiau užtruko negu norėjau, nes po 7:10 jau, po 7:20 kažkur prie rampos jau stovėjau. Bet išvažiuojam tik 9 valandą vietinių laiko, bet nėra tai blogai. Aš galvau, kad firma 8 valandą atsidaro ir apie 9 išvažiuosiu, tai panašiai nieko nenusiskriaudžiu, aišku, galėjo būti ir geriau. Ką dabar judam Lenkijos link, pasikrovėm 33 paletės, šau kartoną. Kaip supratau, ten viduje gal vienkartinės lėkštės, lėkštutės, dėžutės, kažkas tokio. Tai 5,5 tonas, žiauriai lengvas krovinys. Tai ką, dabar po biškį pradėsim riedėti. Ką tik išvažiavęs, tai nelabai turiu ką papasakoti. Žiūrėsim, kaip čia šiandien seksis, dar nepasiplanavau, kur čia šiandien nuvažiuoti.
nes labai daug dabar reiks laviruoti tarp draudimų ir kad pirmadienį turėti kuo daugiau laikų išsikrovus. Tai bandysim dėlioti, strateguoti, o dabar bandom važiuoti. Tai ką, šiandien, kadangi lengvai krauti, tai paraitysim nemažai nacionalkiam, bet nėra blogas aš. Ir šiaip kartais visai nieko prasivažiuoti nacionalkiam, nes tais bamais dažnai atsibost važiuoti, jeigu vien bamais lakstai, tai nežinau, bent jau man nežinau, čia aišku, mano asmeninė nuomonė, kad kartais visai nieko pasivažinėti ir nacionalkiam, jeigu jos aišku nėra blogas. Paraitysim. Dar nesuplanau, kur čia šiandien geriau stoti, kad rytoj anksčiau paryčiais kilti per Vokietiją, kuo daugiau pravažiuoti. Rytoj reiktų Čekijoje atsidurti, kad paskui 24 pasidaryti ir dar pavažiuoti per Čekiją. Tobuliausia būtų išvažiuoti iš Čekijos. Tada jau Lenkijoje būčiau, sekmadienį Lenkijoje galima važiuočiau iki vietos, pirmadienį išsikraunu, pom, viskas labai puikiai. Bet žiūrėsim, kaip čia dėliosis toliau. Ką, dabar judam. Tai ką tik pasidariau pauzę, truputį pavalgiau, dabar ruošiuos važiuoti. Tai kažkur netoli Vokiečių jaučiu stosiu, aplink Strasburgą gal, vieną degalinę žinau. Manau, normaliai gausi, tada rytoj turėčiau kažkur iki Čekijos, iki Prahos kažkur gal davažiuoti, tai manau ganėtinai neblogai gausi. Tada gal sekmadienį spėsiu iki Lenkų davažiuoti. Dar atblūjus pabaiginės, tai reikės šiandien kažkur paieškoti biškį dasipilti, paskui Vokietijoje arba Čekijoje dar dasipilsim. Tai atvažiavus į parkingą situacija nekokia, nėra visiškai kur prisiglausti. Nežinau, ką dabar daryti, nes tikėjaus kažkaip, kad gal kažkaip rasiu čia vietas. Dabar dar biškį stoviu, gal netyčia kažkas išvažiuos, tai žiauriai pasisektų. Tai va, tokia situacija. Ne veltui penktadienis ir jau po 5:20 vietinių laikų, tai jau kolegos ilsis. Na va, stovėjau, jau susiradau Vokietijų promkę, kur davažiuočiau, šiaip ne taip, bet ten tokį laiką irgi, kad žinau, ar vietą rasiu. Tai sakau, einu iki tualeto ir važiuosiu. Tada žiūriu, kolega pareidiniai, prancūzas. Sako, tu, čia tavo fūrė, sakau, jo. Sako, 10 minučių išvažiuoju. Gerai, sakau, ačiū labai, užimsiu tavo vietą, nusijuokė. Tai žodžiu pasisekė, tai dabar laukiam, kol jisai išvažiuos, stoju jo vietą ir bus labai gerai. Tai ką, šiaip ne taip pasisekė čia sustotam parkinge. Ir ten buvo ne prancūzas, o ispanas, kuris išvažiavo ir leido mane. Tai dabar ką tik parėjau po dušo. Nesuprantu, ką kiti kolegas veik dušė 40 minučių, nes pralaukiau lygiai 40 minučių. Aš susitvarkiau per 15 minučių neskubėdams. Tai nežinau, ką jie ten dušė veik, gal ir geriau nereiktų žinot, ką jie ten veik. Bet žodžiu, sugaišino laiką, o kadangi šiandien stovėsiu tik 9 valandas, tai dar reikia pavalgyti pasidaryti. Tai jau šiandien kažkuo nebešefuosiu stebuklingo, tiesiog įsivirsiu koldūnų, pavalgysiu ir eisiu ilsėtis. Tai va, šiandien visų laikų neišvažiavau, pravairavau tik 7 valandas 19 minučių. Kodėl neišvažiavau? Tai nes nenorėjau. ne, todėl, kad nelabai yra tolko, nes rytoj vis tiek turėsiu 124 valandų pauzei. Ir viso laiko tikriausiai net rytoj neišvažiuosiu, tai nebuvo tikslo, tai pasirinkau tokį parkingą, kuriame esu stovėjęs, kur yra dušas, išsimaudžiau, dabar dar užkasiu ir eisiu ilsėtis. Šiaip nežmoniškai karšta, kai sustojau, rodė 25 šilumos ir dar saulė ateis į langus blizgino. Tai panašu, kad po biškį vasarą artėja čia. Ir šiandien nuvažiavom tik 522 km, bet kaip ir sakiau, man nelabai yra kur jau skubėti. Norėjau pasidaryti taip, kad sekmadienį dar spėčiau iš Čekų išvažiuoti iki draudimų, nes ten yra sekmadienį nuo 1 valandos draudimai, bet tikriausiai nepavyks. Tai bandysiu gal dar sekmadienį kažkiek po 24 pavažiuoti, jeigu išeis, nes
kažkur aš ir planuoju apie 1 valandą rytoj sustoti. Tai po 24 valandų ir bus 1 valandą sekmadienis, tai galimai ir net nebeišeis pavažiuoti. Bet pažiūrėjau, ką rytoj nuvažiuosiu, tai manau pirmadienį per 4,5, per 4 valandas 30 turėčiau davažiuoti iki savo iškrovimo vietos. Tada turiu pakrovimą į namų pusę, kaip sakant, į Rygą. Tai pirmadienį irgi reikia viską susitvarkyti. Tai tikėkime, kad spėsim ir žiūrėsim, kur rytoj išeis nuvažiuoti. Nu ką, labas rytas. Pirma dienos pusė atvairuota. Tai vakar buvo šilta. Tai sunkokai sekės užmigti. Tai gal kokias 4,5 valandas pamiegojau taip. Paskui atsikėliau. Toks nei šioks, nei toks. Tai dabar 4 valandas 20 jau atvairavau. Sustojau pasidaryti pauzę. Pasikabinau čekų kelių aparatą. Nes šiaip yra vienas pagrindinis, o čekai kažkodėl nepririšti prie to pagrindinį. Kas čia pas čekus per sistemą, nežinau. Tai 89 km iki Čekijos liko. Dar nusivaliau priekinį langą, nes jau prasidėjo tas sezonas, kada visi vabaliukai daužosi priekinį stiklą, tai pastoviai reikia valytis, nes su nešvariu nesmagiai važiuojas visiškai. Tai dabar pasidarysiu pauzę. Čekijui dar reiks užsukti degalinę, prisipilti saliarkos, atblūjaus ir dar kažkiek pavažiuosim. Tai jeigu gerai seksis, jeigu degaliniai nebus eilės, nes paskutinį kartą, kai buvau, tai valandą laiką sugaišau, tai turėčiau šiandien nuvažiuoti tiek, kad jau sekmadienį nebereiktų važiuoti, nes šiandien turiu 24 valandų pauziai. Tai tikėkime, kad ir pasiseks. Normaliai pailsėti tada išeitų. Nereiktų sekmadienį blūdyti. Tai matysim, kaip čia seksis dabar. Nežinau, valgyti kažkaip nesinori, kavos nesinori. Toks nei šioks, nei toks. Iš po tos nakties neskilau. Be 23 vietinių laiko, tai biški toks jaučias nuovargis. Bet nieko, nebedaug beliko. Tai baigiam šiandienos darbus. Turim šeštadienį, truputį po 1. Nesenai sustojau, užsivaliau visą kabiną, išsičiustinau. Kai stoju 24 valandų pauzę ir savaitgalį visada stengiuosi tvarkyti savo ofisą, kad būtų malonu sėdėti. Aišku, paskui per savaitgalį prišniršiu visą. Valgyti darais, dar kažką. Bet vis tiek malonu, kai visą išsivalai, viskas kvepia, pasikabini naują papuką būtinai ir viskas ledas. Tai kaip šiandien praėjo diena, tai iš tikrųjų labai gerai, nes nei Prahoje kamščių nebuvo, niekur kamščių nebuvo, į degalinę atvažiavau, dažniausiai ten būna kamščių, labai daug ten kas pilasi, tai ten netgi gali valandą visą pralaukti, kol užsipilt gausi, tai viskas sklandžiai praėjo, tai šiandieną pravairavau 8 valandas 31 minutę, tikrai nesitikėjau, nes aš turėjau lietuviškų laikų po 2:07 stoti 24 valandom. Tai spėjau netgi beveik visus laikus išvažiuoti, tai čia yra labai gerai ir nuvažiavau 710 km, kas irgi yra labai gerai. Tai va, stoviu už Prahos,
iki iškrovimo liko kažkas apie 270 km, tai pirmadienį paryčiais kilsiu, nes rytoj jau draudimai bus, kada galėčiau kilti, tai neverta. Tai kodėl stoviu tas 24 valandas, kas nesuprantat, paaiškinsiu, kad su fūra pradėjus darbą, pavyzdžiui, kaip aš pradėjau sekmadienį, tai tu turi 6 darbo dienas, 6 paras. Tai va, dabar atėjau 6 para, tai turiu stoti 24 valandų pauzai. Kitą savaitgalį turėčiau stoti 45 valandom pauzai. Apie šitą neįsiplėsiu, čia maždaug dėl ko stoviu, dėl ko negaliu važiuoti ir panašiai. Tai va, tai praėjo diena. Tai ką dabar dar paaiškinsiu, kur buvau dingęs, kas per tą laiką nutiko, kodėl mečiau karjerą fūristo, kodėl grįžau ir panašiai. Ir tikriausiai pagalvojau, kad ties čia ir nutrauksiu savo epizodą, nes daugiau čia nebelabai įdomu kažkas bus, Lenkijoje išsikrauti, ten skubėti, pasikrauti, vėl kontento gerai nenufilmuosiu, nes visur reikia skubėti, lėkti, tai geriau, manau, ties čia ir užbaigsim. Parodžiau biškį savo kabiną vilkiko, dar reiktų visą vilkiką aprodyti. Bet kaip pirmam video po tokios ilgos pauzės tikiuosi, kad užteks, kad viskas bus gerai. Labai ačiū tiem, kas laukėt, kas palaikėt, kas rašėt, kad grįžk, ar bus video ir panašiai, kad pastumėjot vėl pradėti kurti, nes iš tikrųjų, kai grįžau su fūra dirbti, jau nebelabai buvo minties be kurtos video. Bet tai vienas, tai kitas, tai trečias, tai panelė, pabandyk, taigi moki, sugebi, nors, ką žinau, paprasti tie video. Kam nesunku, spustelkit laiką, subscribe, nes statistika visada motyvuoja kur daugiau. Nežinau, kas dar labiau pamotyvuotų, bet kai matai statistiką, kad peržiūros auga, laikai auga, subscribe auga, tai noris ir toliau kurti. Ačiū labai, kad žiūrit. Dėkui labai, kad sulaukėt, ačiū, kad palaikot, jūs esat nuostabus. O dabar, kam dar įdomu, pasiaiškinsiu, kur buvau dingęs, o kam nebeįdomu, galite išjungti ir laukti kitą epizodą. Tai ką? Ačiū dar kartą ir iki. O istorija, kur buvau dingęs ir kodėl nekūriau video, kodėl baigiau karjerą, yra labai paprasta. Tai dar kur dirbau su raudona Volvo, pastebėjau, kad motivacijos dirbti su fūra, važiuoti reisus vis mažėja ir mažėja. Buvau išėjęs atostogų porai savaičių, grįžtų vis tiek tas pats, motivacijos nulis važiuoti reisą, dirbti ir panašiai. Ir norėjau pabandyti, ką reiškia po darbo grįžti namo, o ne gultis į spalniką ir miegoti. Tai, žodžiu, pagrindinė idėja buvo dėl to. Aišku, dar gal biškį dasidėjo, nes paskui sužinau, kad mano vilkiką tą raudoną parduoda, tai tas dar dasidėjo. Aišku, galimai būčiau gavęs ir naują visiškai vilkiką, bet, kažkaip vis tiek nebuvo jokios motivacijos pasilikti. Dar ir taip galvojau. Tai nusprendžiau vis dėlto nutraukti fūristo karjerą. Tai čia, jei nepameluosiu, jau beveik metai laiko praėjo nuo šito, kada aš mečiau fūristauti. Tai ėjau tiesiog į niekur. Tiesiog bandžiau ieškotis darbo kažkur prie vietos. Tai pirmus 2 mėnesius ilsėjaus, niekur nedirbau, norėjau nuo visko pailsėti, paieškoti savęs, kur galėčiau dar dirbti ir panašiai. Tai ką, pailsėjau, visą kitą, susiradau darbą su C kategorija, Šiaulių apskrityje išvežiuos maisto prekės gėrimus. Firmų pavadinimų ir kur ką vežiau tikrai neminėsiu, ta prasme, nėra dėl ko, viskas ten buvo iš tikrųjų normaliai. Tai ką, pradėjau pradžių iš tikrųjų pakeičiau vairuotojus naktiniais reisais krovinius vežiuoti. Šiauliai, Kaunas, Šiauliai. Paprasta, viskas gerai, vakarai išvažiuoji, paryčiais grįžti, kitą dieną vėl tas pats. Viskas faina, patinka, pakeičiau ten kelius vairuotojus. Tada jau gavau su C kategorija darbą maisto prekės važiuoti. Maisto prekės, gėrimai, paletės sunkios ir panašiai. Pačiam rytą ir pasikrauti, pačiam per visas parduotuvės išsikrauti. Kaimuose yra tokių parduotuvių, kur didelis lenkščiai su rochla lifteriu, kaip jį pavadinti, važiuoti labai sunku, tampai tą nugarą ir panašiai. Ir ką, po kelių mėnesių jaučiu, kad pradeda mausti nugarą. Nestipriai, bet jau. Pradžių viskas buvo gerai, paskui po truputį prasidėjo. Galvoju, vis tiek svoriai sunkus, gal netaisyklingai tampau, gal kažkas praeis. Apie gerą mėnesį taip kentėjau, kol galiausiai jau atvažiavęs į vieną parduotuvę, nes kartais reikdavo į parduotuvės rankom sunešti visas prekes, ten, pavyzdžiui, porą palečių. Tai jau antiek blogai, kad pasilenkti nebegaliu, tai tiesiog klaupiaus ant kelių ir nešu prekės į parduotuvę, tai pamatė pardavėją, sako, tu vaikeli nebejuokauk, čia yra rimta ir panašiai, davė dar vaistų, atsimenu. Tai žiauriai dėkingas jai.
tada taip važiuoju ir galvoju, kad blemba, gal jau laiks nebekentėti, nu čia nėra gerai, jeigu sėdi skauda ir taip važiuoju, ir pasikėlęs, ir visai, ir vis tiek nugarą nepraeina. Tai supratau, kad čia galbūt rimta, tai pasiskambinau šeimos gydytojui, užsiregistravau rytojų vizitą, pasakiau, kad jau dirbti nebegaliu dėl nugaros skausmų, nes, nu jo, realiai jau pasilenkti nebegalėjau visiškai, tai iš tikrųjų buvau biškį ir įsigandęs paskui. Tai ką, nuėjau pas gydytoją, per porą paspaudimų nugaros pasakė, kad čia tikrai ne kažką. Nusikėliau, pasitempiau, susivariau nugarą, galim sakyti ir taip. Visą mėnesį sėdėjau ant biuletenio. Ėjau į kineziterapijas, masažus ir visą kitą. Iš tikrųjų, tuo momentu jau belekai pradėjau norėti, kad grįžtų ta gera savijauta, kai gali pasilenkti, kai neskauda nugaros, kai gali pasėdėti ir panašiai, nes net sėdėti skaudėdavo. Nu, buvo žodžių tragiška, nu, tai čia neįsiplėskim. Trumpai tariant, kad susivariau nugarą ir sėdžiu ant biuletenio. Biuletenį jau ties kokią 2-3 savaitę pradėjau galvoti, gal neverta čia draskytis, gal vėl grįžti ant fūros. Nu, galvojau, skelbimus prasivarčiau, gal atgal, gal kažką. Taip dar nesiryžau, kad jau viskas, varom su fūra dirbti. Dar pasilaužiau. Pažiūrėjau tos skelbimus, nieko gero nerandu, pažįstamim pasiskambinėjau, nu, šybį į tą, bet irgi dar iki darbo pokalbių net nebuvau priėjęs, gal sakau, vis dėlto dar vietoj kažką susirasti, tik tais kažką lengvesnio, ar toj pačioj firmoje gal kažką pasiūlytų lengviau, gal tos naktinius ar kažką. Tai sėdžiu toliau ant biuletenio, jau nugarą pradėjo gerėti, nu, nežymiai, bet jau čiut pasilengaliu, jau nebe taip skauda, po kineziterapijos išėjus jau geriau, po mankštų visų, viskas jau normaliau. Bet, aišku, pastoviai tas mankštas reikėjo daryti, netgi iš tikrųjų po visų biuletenių dar vis tiek pastoviai darydavau mankštas, dar netgi dabar kartais prasitampau ir visą kitą. Ateina tokia akimirka, kad parašo senas pažįstamas, kuris vairavo šitą fūrą būtent. Tai laikų ir vietoj, kaip sakyčiau, atsirado tiesiog, kaip čia sekas, kaip čia ką, papasakau situaciją, tai gal nori pas mumis ateiti dirbti, čia kaip tik aš kitais planais užsiminėjau, su autobusu važinėjau, duosim fūrą, mano fūrą gausi, nu aš žinau, kad vairuotojas belekaip tvarkingas, nu, žiauriai tvarkingas, tai biškį net pradėjau bijoti vien dėl to. Ir reisų ilgumas mane visada gąsdina, nes į Ispaniją, nu, grubiai dėkim apie 2 savaitės, jeigu Portugalija nedar ilgiau. O aš jau ir taip norėjau pasilikti Lietuvoje, būti namuose kiekvieną vakarą ir panašiai, tai nu, bet šnekėjom, išsipasakojom, kažkaip galvoju, gal reikia pabandyti kokias 2-3 dienas intensyviai, galvojau, ar verta. Nu ką, sėdim čia, jau dabar gal koks 5 mėnuo kaip dirbu. Iš pat pradžių, kai sulaukiau palaikymo, kad gal grįžk į YouTube, jau buvau galvojęs, gal reiktų pabandyti, vėl pradėti kurti. Bet dar trūko, vairo nebuvo restauruotas, su tokiu paplyšusiu važinėjau, dar šis bei tas dar apsiprast norėjau, tai dėl to taip anksti ir negrįžau. Tai ką? Kaip ir jaučiu viską papasakojau, taip ir atsidūriau čia, žodžiu, laikų ir vietoj parašė, kaip sekas, kaip laikais ir panašiai pasiteiravo ir va, gavau darbą. Laikų ir vietoj išlindo, susirašėm, susiderinom ir dabar dirbu. Nu, tiesiai šviesiai pasakysiu, tai vis dar svarstau, ar čia mano vieta. Su darbu viskas gerai, darbdavys afigienai, viską sutarėm, nu, ta prasme, nei vadovauja kaip dirbti, nei ką, viskas afigienai tikrai. Bet tas reisų ilgumas, nežinau. Nu, čia gal kaip boba dabar nuskambėsiu, kad skundžius, kad ilgai reikia reisę sėdėti, kur kiti kadencijose po pusę metų sėdžiu, bet gal tiesiog ne man, gal reiktų dažniau grįžti ar kažkaip. Vis dėlto ir panelės pasilgsiu, ir namų, ir visko, nu, taip tiesiog užmetimui, bet dirbu, nu ką žinau, grįžęs irgi ne porą dienų namuose būnu, tai vien dėl to ir atėjau, kad susitariau, sakau, jeigu leisit normaliai namuose pabūti ne 2 dienas, ne 3, tai galim kažką mąstyti. Tai va, bandau laikytis, kažkaip gal užsimotyvuosiu, iš tikrųjų pradėjau filmuoti video, irgi truputį motivacija pakilo dirbti, tai tikiuosi, kad rasiu motivacijas nemest to darbo, darbuotis toliau ir viską tęsti, ir video kurti ir panašiai. Tai tikėkime, kad kažkaip užsimotyvuosiu ties darbo, nesugalvosiu vėl išeiti po vietą dirbti. Tai ką, labai ačiū, kad išklausėt, ačiū, kad palaikot, ačiū, kad laukėt video, ačiū, kad komentuojat, subscribinat, laikinat ir panašiai. Susitiksim kitame epizode. Ačiū ir iki.